Treneri, sveikinimai su pergale, labai laukta. Šis sezonas toks sunkiai prasidėjęs, bet įsibėgėt. Panašu, kad kiek pirmiausia svarbi ši pergalė ir kas ją lėmė? Tai aišku, kiekviena pergalė svarbi, ypač šita svarbi dėl to, kad komanda kaip ir neblogai paskutinės tris rungtynės žaidė. Tas skaudus pralaimėjimas prieš Ryto dublerius, kur irgi tikrai neblogai žaidėm, bet nesugebėjom, kaip sakoma, uždaryti tų rungtynių. Pagrinde akcentuojam tos pačius dalykus, kad reikia pradėti nuo gynybos, komandinės, asmeninės, tas po truputį gaunasi. Ir labai smagu tas taškas visą laiką reikalingas, ypač vyram, kai, kaip jau pasikartosiu dar kartą po praeitų rungtynių, toks ir psichologinis, kaip sakoma, indėlis didesnis ir tikriausiai padės ir sekančiam. Praktiškai daug problemų išsisprendėte jau pirmoje rungtynių dalyje, bet vis dėlto varžovai dėl laikėsi kurį laiką kovoje ir galiausiai ketvirtajam kėliny jau kai spurtavot. Nemažai pranašumas nemažas jūsų kovojant dėl atšokusių kamuolių, taip pat ir jūsų komandos aukštaūgiai šiandien pakankamai naudingai sužaidė. Ar buvo akcentas žaisti per aukštaūgį, žinant, kad turi problemų Palangos komanda dėl būtent aukštaūgių? Tai buvo, nuo pat pradžių buvo tas akcentas, bet kadangi Tichonovas susirinko greitas pražangas, mes jį turėjom išimti, tai truputį tas ir žaidimas pasikeitė, bet aš pagyriau vyrus Rūbiniai, kad tikrai kas liečia dėl atsitverimo ir neleidimo kitai komandai atkovoti kamuolių po savo krepšių, tikrai padarėm gerą darbą, gal tas ir prisidėjo, kaip praeitas rungtynės dėl to vieno atšokusio kamuolio ir pralošėm, bet tas ir lėmė mūsų tą spurtą. Atsikovojom kamuolius, turėjom galimybę užpulti greitam puolime, kur tikrai nemažai išnaudojom tokių progų. Ar dėl būtent Tichonovo tų greitai susirinktų pražangų ir priverstinio sėdėjimo ant atsarginių suolo galima paaiškinti ir Justino Norkaus labai didelį indėlį šiandien į pergalę, 21 naudingumo balas? Gal ir kažkas su tuo susiję, bet šiaip Justinas ir paskutinės 2 treniruotės labai matėsi jo pastangos ir taiso tuos dalykus, kuriuos jam reikia taisyti. Ir pasirodė, kad visai neblogai gali žaisti šiandien. Na ir kas sužaidė neblogai, o puikiai, D'Angelo Williamas Stewartas, 31 taškas, siautėjo šiandien jūsų amerikietis, ką galite pasakyti apie jo pasirodymą? Jisai geras žaidėjas, visapusiškas, gali įvairiose situacijose nubausti komandą, bet pagaliau, kaip sakoma, dasibeldžiau aš iki jo, kad jeigu tu esi laisvas, mesk. Ir šiandien dauguma jo metimų buvo laisvi tritaškiai, kur anksčiau jis dar galvodavo, kad reikia gal prasiveržti ar kažką kitą padaryti. Paprastas krepšinis, tau leidžia mesti, mesk, jeigu tu esi pataikintis žmogus, daugiau nieko nereikia. Per savo paties sportinę karjerą esat nuskynęs ne vieną titulą, dabar atvykote į Alytų ir Alytus, taip sakant, sunkiai pradėjęs sezoną, buvo kurį laiką netoli turnyro lentelės dugno, dabar antra pergalė gerokai turėtų jūs pakilėti ir lentelė ir psichologiškai. Kokie šio sezono tikslai Alytaus komandos? Aišku, sezono tikslai kuo aukščiausiai papulti į atkrintamąsias. Čia tas pradžia sezono gal šiek tiek buvo sunki, nes vis tiek nauja komanda, daug naujų žaidėjų, turi vienas kitą suprasti, tai užima laiko. Bet kuo greičiau mes tą padarysim, tuo greičiau rezultatai ateis. Tai manau, kad po truputį einam tą linkme. Tai tu ir palinkėsim, treneri. Gerai, ačiū labai.